Ar jūs žinote, kad tikrieji istoriniai lietuviai yra Baltarusiai? O Baltarusija ir yra tikroji Lietuva. O mes visi nesame mes. Kokia buvo originali kalba, kokia kalba buvo parašytas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statutas? Kokia kalba? Ką jūs norite pasakyti? Ukrainiečių kalba? Baltarusių kalba. Baltarusių kalba. Neturi rimto istorinio pagrindo. Tų lietuvių nelabai būtų, nes realiai ta kas nuo Lietuva tai yra Baltarusija. Jeigu jie savo sriuboje aiškina, jie gali save kildinti nuo ko tik tai nori. Absoliučiai. Romos popiežiaus, taip. Белорусского народа передали Жмудинскому, Литовинскому и уже забрали Жмутскую амбассаду. Жмудины, Жмуть, все. Atsisakyti Lietuvos pavadinimo, persivadinti Žemaitiją, nenaudoti vyčio simbolio ir kiti. Ir kodėl? Todėl, kad viduramžiais Lietuvos karalystė sukūrė niekas kitas kaip dabartiniai Baltarusai. Jie ir yra lietuviai, o mes, kaip ir čia ką tik klausėme, Jie yra lietuviai, jie taip ir save vadina kaip taip ir lietuviai. vadina litvinai save, kas lenkiškai reiškia lietuviai. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильна – это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим. Fazės būna įvairios, aktyvios, mažiau aktyvios. Kokia dabar yra fazė? Suaktyvėjusi, kaip jūs matote? Nes mes tai vertinam vienareikšmiai, kaip labai rimtą teritorinę pretenziją.